Sveiki, mėly žiūrovai, mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą ant dviejų ratų. Čia aš jums pristatysiu pačius įvairiausius motociklus, kuriuos galite sutikti Lietuvos keliuose ir papasakosiu daug naudingos informacijos. Na, o šios laidos pagrindinis svečias yra gamintojo, kurį mes turėjome praeitos savaitės laidoje motociklas. Tik jis laidai bus pirmas netgi keliais atžvilgiais. Todėl nieko nelaukdamas jums pristatau Kudžiai Motor SRK 800RR. Kuom šis motociklas pirmas, paklausite jūs? Na, pirmiausia tuom, kad laidai tai pirmas super sport ar bent jau stengiantis tokiu būti motociklas. O kitas, nemažiau svarbus dalykas yra tas, kad šio motociklo širdis yra 4 cilindrų. Matote, dėl griežtėjančių ekologinių standartų vis daugiau gamintojų atsisako gaminti tokio dydžio variklius su 4 cilindrais. Tad tai iš tiesų yra retas paukštis keliuose. Būtent dėl to ir nekantrauju išbandyti šį motociklą ir tą tuoj padarysiu, bet prieš tai, žinoma, reikia jums paklausyti, kaip šis motociklas skamba. Nuostabu. Kągi, pagaliau laidoje turime 4 cilindrų motociklą. Tikrai mėgaujuosi šio motociklo garsu. Tas specifinis 4 cilindrų variklio garsas man visiškai asocijuojasi su lenktynėmis, greičiu, gale ir geru guldymu į posūkius. Šio motociklo variklis iš tų 4 cilindrų išvysto 95 arklio galias, kas neatrodo labai daug, bet to pačiu nėra mažai. Bet jeigu paimsime motociklo svorį, kuris, jeigu neklystu, yra 214 kg šioje versijoje, tas pradeda atrodyti, kad tikrai nėra labai didelis skaičius kaip sportiniam motociklui. Kai ieškau informacijos apie šį motociklą, radau, kad yra kažkokių neapribotų jo versijų, kurios išvysto netgi 124 arklio galias. Ir tuo pačiu to motociklo apsukų ribotuvas įsijungia ne ties 10 000 kaip čia, o ties 12. Ir būtent ten turbūt ir slepiasi didžiausia variklio galia, nes šis variklis nors ir yra ganėtinai tolygus ir jau galią vysto nuo ganėtinai žemų apsukų, bet vis tik tai didžiąją savo galę pasiekia labai arti šio motociklo ribotuvo. Tad iki 6000 apsukų didelės traukos nėra, nuo 6000 jau tikrai pradėsite jausti ir paskutinis spyris galbūt bus nuo kokių 7500 apsisukimų per minutę. Ir dėja tada belieka tik tai keli tūkstančiai tų apsisukimų, kad pasidžiaugtumėte tą galę. Tad iš tikrųjų būtų smagu, jeigu tas ribotuvas būtų nukeltas dar šiek tiek toliau. Prie šių charakteristikų variklio reiktų paminėti ir tai, kad motociklas linkęs vibruoti. Ir jeigu akceleruojant tų vibracijų labai daug nesijaučia, tai jos daug labiau jaučiasi palaikant vienodą greitį, o dar labiau ir netgi, sakyčiau, ypatingai stipriai jaučiasi, kai atleidžiate akceleratorių ir stabdote varikliu. Šis motociklas, kaip girdite, turi ir Quick Shifter sistemą, kuri leidžia bėgius permetinėti be sankabos. Ir jinai iš esmės veikia labai neblogai didžiąją laiko dalį, išskyrus tada, kai bandote labai agresyviai akceleruoti. Didžiausia problema būna tada, kai stipriai akceleruojate pirmų bėgių ir permetinėjate į antrą. Tada toks vaizdas, kad sistema suveikia 2 kartus. Vieną kartą, kai jūs pajudinat kojelę, permetat bėgį, tada jinai leidžia varikliui vėl toliau akceleruoti ir matyt nuo per didelės vibracijos ar kažkokio sujudėjimo sensorius užfiksuoja, kad jūs liktai vėl norėtumėt permesti tą bėgį ir dar kartelį atleidžia stipriai akceleratorių. Tai jausmas išties nemalonus.
Šis motociklas taip pat turi elektra valdomą akceleratorių, kuris veikia tikrai neblogai, neturiu jam didelių priekaištų. Taip pat galiu pagirti ir šio motociklo sankabą, kuri čia tikrai maloniai veikia ir leidžia lengvai moduliuoti ir valdyti motociklą. Kągi, įsukam į mūsų posūkį kelią ir čia pakalbėsime apie tą sritį, kur šis motociklas turėtų būti stipriausias. Tai yra posūkiai. Ir ką aš galiu pasakyti, tai kad čia motociklas tikrai jaučiasi labai neblogai ir su juo norisi važiuoti tokiuose posūkiuose. Jis tikrai suteikia pasitikėjimo ir jaučiasi ganėtinai stabilus. Tam žinoma padeda važiuoklė, kuri čia yra Merzocci gamintojo ir tai yra ganėtinai gerai žinomas italų gamintojas. Tiesa, reikia paminėti, kad ši važiuoklė tikrai nėra minkšta ir jinai standi, todėl posūkiuose motociklas jausis gerai, jeigu kelias bus lygus kaip šis. Jeigu važiuosite ten, kur kelias pilnas nelygumų, na, tada šiek tiek pasitikėjimo tuo motociklu truks. Bet, manyčiau, tai yra visiškai normalu. Lenktynių trasos visgi būna lygios ir tenai su duobėmis tvarkytis motociklams nereikia. Taip pat šis motociklas turi ir Brembo stabdžių sistemą. Ir jeigu mūsų prieš tai apžvelgtame Kuji Motor Adventure tipo motocikle minėjau, kad stabdžių suportai yra Brembo, o vat rankenėlė nebuvau įsitikinęs, kad Brembo, tai čia rankenėlė tikrai yra būtent šio gaminto ir tas jaučiasi. Stabdžius galite moduliuoti labai tiksliai ir tikrai stabdymo jėgos šiam motociklui netrūksta. Na, o dabar kaip visada pakalbėkime apie vairuotojo komfortą. Ir kaip turbūt galima tikėtis iš sportinio motociklo, čia didelio komforto tikrai nėra. Pirmiausia, sėdžiu labai paslenkęs ir visas svoris eina ant mano rankų. Ir tam, kad to svorio ant rankenėlių neperkelčiau, turiu laikyti labai įtempę savo presą, spausti stipriai kojomis baką, tad tai tikrai nėra patogi sėdėsena. Bet čia, žinoma, lyginant su street motociklais, adventure motociklais ir panašiai. Tarp sportinių motociklų, sakyčiau, sėdėsena niekuom neišsiskiria. Gal net, sakyčiau, jaučiu, kad turiu pakankamai nemažai vietos kojom. Kitose motocikluose jos būna gal net stipriau sulenktos. Aišku, nežinau, kaip tai atsilieptų į šio motociklo elgesį trasoje ir ar nepradėtumėte siekti pakojo anksčiau nei priklauso, bet pakojas atrodo ganėtinai aukštai, tai galbūt ne. Kitas dalykas, apie ką čia visada kalbame, tai yra veidrodėliai. Ir jeigu tos mano minėtos vibracijos į juos nelabai persiduoda ir juose vaizdas ganėtinai ryškus yra, bet patys veidrodėliai yra ganėtinai toli ir trečdalį netgi daugiau vaizdo juose užima mano rankos. Tad jeigu aš noriu pasižiūrėti, kas vyksta už manęs, turiu patraukti alkūnę ir tada pamatau vaizdą. Bendrai veidrodėliai šiaip tikrai nemaži ir informatyvus, bet galėtų būti šiek tiek labiau iškišti iš šono. Pati valdymo įranga man čia jaučiasi ganėtinai kokybiška, tikrai maloniai viskas spaudosi, liečiasi, neturiu tam didelių priekaištų. Pats ekranėlis yra tikrai ryškus ir gražiai rodo vaizdą, man patinka ir pats dizainas, ir grafika, tad tai tikrai yra patobulėjimas lyginant su praeitų mūsų apžvelgtų Kuji Motor motociklu, bet vis tik tai dar netobula ir tuoj sustosiu, paaiškinsiu kodėl. Pirmas dalykas tai yra ši valdymo sistema ir jinai tikrai labai gera lyginant ypač su tuo praėjusiu Kuji Motor modeliu, nes čia yra ir viršų ir rodiklės kaip ir iš šonus. Kur man nepatinka čia dalykai yra tas, kad čia turime Enter, kuris kaip ir yra įeiti į vidų ir jisai yra kairėje pusėje. Kai aš paspaudžiu į Enter, ekranas važiuoja į kairę, tai kaip ir mes einame į dešinę. Todėl man norėtųsi, kad Enter būtų būtent šitoje pusėje, nes būtent Enter eina į tą pusę,
o set eina atgal. Kitas dalykas, tarkime, įeikime į Enter ir štai pavyzdžiui, nueikime į Quick Shifter sistemą. Įeinu į vidų ir dabar atrodytų norėčiau spausti set, bet set išeina atgal. Reiškia, turiu įeiti į vidų ir spausti Enter. Dabar išjungiam Quick Shifter sistemą. Dar iki tobulumo tikrai reikėtų pasistengti. Tai pavyzdžiui šis lipdukas. Jeigu jūs suprantate anglų kalbą, suprasite, kaip čia laužytai viskas parašyta. Manau, jeigu Kudžiai Motor nori rimtai konkuruoti Europai, jie tikrai turės pasistengti labiau. Kitas malonus dalykas yra tas, kad šitas motociklas turi Android Auto ir Apple CarPlay. Štai aš turiu prisijungęs savo telefoną prie šio kompiuteriuko ir galiu turėti navigaciją, tai yra Google Maps ir pagal jį naviguoti, kur man reikia. Tai išties labai patogu. O ir išeiti šito paprasta, tiesiog palaikote Enter ir grįžtate į normalų ekraną. Jeigu norite vėl, lygiai taip pat palaikote Enter ir įeinate į čia. Na kągi, o dabar artėjame prie miesto ribos ir kaip visada reikia pabandyti šio motociklo trauką. Taigi, turime 22 km 3 per valandą, gazas dugnas. Wow, raketa. Na, kas liečia važiavimą su šiuo motociklu prie didesnio greičio, tai nuo vėjo su juo nepasislėpsite, nebent nuspręsite atsigulti ant bako. Bet net ir tuo metu nemažai vėjo gausite į šalmą ir į pečius. Tai, žodžiu, ne, čia labai komfortiška nebus. Ką šis motociklas už tai turi, kadangi turi elektra valdomą akceleratorių, tai turi greičio palaikymo sistemą. Tad važiuodami ilgesnėse kelionėse galėsite atpalaiduoti savo dešinę ranką ir pasimėgauti gražiais vaizdais. Prie 92 km per valandą turim 4000 apsukų ir šiaip visai motociklas jaučiasi komfortiškai, apart žinoma tų vibracijų. Į rankenėlės jas jaučiu ganėtinai stipriai, na, o pakojus šiek tiek, nors ne per daugiausiai. Kągi, važiuojame mūsų bandomojo maršruto Žvyrkelio atkarpą ir, kaip galima tikėtis iš sportinio motociklo ir dar kietoko sportinio motociklo, na, čia tikrai nėra labai komfortiška. Beje, šis motociklas turi ir ratų praslydimo kontrolės sistemą, prasisukimo tiksliau, kuri veikia labai neblogai. Ir, žinoma, ją galima išjungti palaikius štai šį mygtuką čia. Kągi, mano kelionė eina į pabaigą ir pats metas pasikalbėti apie šio motociklo degalų sąnaudas. Ir man bandant motociklą, vidutinės degalų sąnaudos gavosi 6,8 litro 100 km, kas atrodo nėra labai mažai. Žinoma, didžiąją laiko dalį aš važinėjau su juo mieste, tai gal tas irgi prisidėjo prie kiek didesnių sąnaudų, bet vis tiek, manyčiau, 6,8 litro 100 km yra nemažai. Ypač vertinant tai, kiek šis motociklas turi galios. Na, o dabar beliko šio motociklo apžvalgą apibendrinti. Apibendrinant turiu pasakyti, kad tai visai smagus motociklas. Tačiau važiuojant juo man vis kilo jausmas, kad jam iki pilnos laimės visur truputėlį trūksta. Truputėlį daugiau variklio apsukų ir tuo pačiu daugiau galios. Truputėlį mažiau svorio. Truputėlį geriau veikiančio quick shifterio tada, kai tai yra išties svarbu. Iš kitos pusės, garso takelis su šiuo motociklu yra fantastiškas. Taip pat, jam nelabai yra konkurentų, o ypač tada, kai pasižiūrėsite į jo kainą. Tad jei gamintojas sugebėtų šiuos kelis trūkumėlius pagerinti, tai būtų rimtas konkurentas į vietą jūsų garaže. Bet kaip visada sakau, tai tik tai mano nuomonė. Visus jūs dominančius motociklus išbandykite patys. Šioje laidoje tiek, likite sveiki ir saugus kelyje, o mes pasimatysime jau po savaitės. Iki! Laidos vedėjo saugumu ir komfortu rūpinasi Rūka ir Šubert, už kuriuos dėkojame K-Moto.